Pirmadienio info studijoje matysite, Šiauliuose atsirado kapelis skirtas gedėti negimusiųjų. Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansambliui Aidija įteiktas apdovanojimas Aukso paukštė. Paskelbtas konkursas prekybos vietoms viešose miesto erdvėse. Šiauliuose atsirado kapelis skirtas gedėti negimusiųjų. Mažieji angelėliai neišvydę šio pasaulio atgulė Daušiškių kapinėse. Po šventų mišių, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, būrelis žmonių palydėjo mažuosius į jų amžino poilsio vietą ir krikščioniškai palaidojo. Dėkojame Dievui, kad galėjome šią valandą pagerbti tuos kūdikėlius, kurie neišvydo šio pasaulio. Ir priminti visiems tėvams, kad reikia branginti kiekvieną besibeldžiantį kūdikį, kuris trokšta ateiti ir gyventi. Šis pagerbimas šių kūdikių tegul visus žmonės išlaisvina iš to akimirksnio, kada žmonės suabejoja, ar gimdyti ar ne. Džiaugiamasi, kad šią idėją noriai palaikė ir neatlygintinai prisidėjo Šiaulių bendruomenė. Tokia mintis man visą laiką buvo ir kai pradėjo Kauno vyskupija organizuoti, man užgimė toks noras širdį, kad ir Šiauliuose atsirastų kapelis. Kapelis, prie kurio galima gedėti negimusių kūdikių. Šiauliečiai, ypatingai savivaldybės darbuotojai, ligoninės darbuotojai, taip šiltai atsiliepė ir visi, taip draugiškai, visi mes surėmėm pečius ir nuo sausio mėnesio pirmo pasitarimo praėjo 4 mėnesiai ir jau tas įvykis įvyko. Ir labai džiaugiuosi ir verslo žmonės prisidėjo ir neatlygintinai ir kažkaip labai toks, širdį gera, kad šiauliečiai supranta šitą mintį, labai palaiko. Šiauliuose atsiradęs kapelis skirtas gedėti negimusiųjų primins, kad kiekvieno žmogaus gyvybė yra neįkainojama vertybė. Viena motina man pasakojo, sako, aš laukiau kūdikio ir atėjau į polikliniką pasitikrinti ir man daktarė sako, ar gimdysi, ar šalinsim. Sako, pirmą kartą laukiu kūdikio ir išgirdau tokį skaudų pasakymą. Tai aš trokštu, kad tikrai ir medicinos darbuotojai, ir visi tėvai suprastų tą gyvybės dovaną, kurią reikia branginti. Nuo 2019 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras išleido įsakymą, kad negimę kūdikiai, kurie žuvo, turėtų būti palaidojami oriai kaip žmonės. Toks pagerbimas jau įvyko Kaune ir Šiluvos kapinėse atsirado gedėjimui skirta vieta kapelis. Nuo gegužės 3 dienos tokia pagerbimo ir gedėjimo vieta atsirado ir Šiauliuose Daušiškių kapinėse. Tai paprastai mes raginam ligoninės, kad jos atiduotų palaikus ir tėvai laidotųsi savo šeimos kape. Bet jeigu norės, o kodėlgi ne? Visada galima bus ir šitam bendram kapelyje palaidoti palaikus negimusių kūdikių. Nuo 22 savaitės jau registruojamas kaip žmogus ir jis laidojamas jau tikrai kaip žmogus, bet iki 22 savaitės buvo dar medicinė atlieka ir tai buvo labai skaudu. Todėl norėjosi, kad būtų viskas oriai, nes nuo pradėjimo kiekvienas žmogus yra žmogus, Dievo paveikslas ir panašumas. O kai pas Viešpatį susitiksim, kaip mūsų ekscelencija sako, tai pažvelgsim vieni kitiems į akis. Ir tada suprasim, kur mes ką nepadarėm arba ko nesupratom. Kaip sakė amerikiečių rašytojas ir iliustratorius Don Heraldas, kūdikis nuostabi žmogaus pradžia, tad nusipelno didžiulės pagarbos. Radviliškio mieste netruko džiaugsmo ir šokių. Džiaugiamės galėdami pranešti, kad 2023 m. geriausiu krašto folkloro kolektyvu ir vadovu išrinktas Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis Aidija, kuriam vadovauja Donatas Takvilevičius. Tikrai yra džiugu ir aišku atsakomybė ir įpareigojimas toliau daryti tai, ką darom. Tai, ką darom, tikriausiai yra teisinga, nes tai yra liaudies tradicijos, mūsų senolių išmintis ir tai, manau, yra teisinga. Tai yra gyvenimo mokykla, tai yra kažkoks tikslo siekimas, o tikslas tai yra, kad mes visi vienytumės, vieningi
vieningi būsime stiprus bus taika. Aukso paukštė nominacijos išryškina atkreipia visuomenės dėmesį į mėgėjų meninės kūrybos tradicijų puoselėjimo, atlikimo meno rezultatus ir viešai pagerbė jų pasiekusiuosius. Radviliškio miesto kultūros centre būtent šį vakarą Aidijos kolektyvui yra įteikiama Aukso paukštė ir noriu priminti, kad Aukso paukštė tai yra aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje ir mes nuoširdžiai labai džiaugiamės, kad Aidija pelnė šį apdovanojimą. O iš tiesų šiandien emocijos tai yra net neįmanoma jų apsakyti, nes jos yra nepakartojamos. Kodėl? Kyla klausimas. Atsakymas paprastas, tai yra pirmoji Aukso paukštė mūsų Radviliškio miesto kultūros centre. Ir labai tikimės, kad šita paukštė atves ir draugų į mūsų Radviliškio miesto kultūros centrą ir mes sulauksime dar paukščių, Aukso paukščių, kitų kolektyvų, įvertinant kitus kolektyvus. Labai džiaugiamės, kad lanko ir tuos tradicinius mūsų etnokultūrinius renginius ir visus ne tokius populiarius, kaip šiai dienai norėtųsi to populiarumo. Tai labai iš tiesų džiaugiamės savo žiūrovų ir tikimės, kad jo dar gausės, kadangi ir jauni žmonės prisijungia ir jau mes turbūt kultūros centre, jeigu nepameluosiu, 3 metai, kaip pradėjom organizuoti patrepsinės jaunimo, vaikų ir jaunimo festivalius, kurie paskui praeina pas mus tą pirmąjį etapą ir po to išvažiuoja į Šiaulius, regioną. Džiaugiamės kolektyvų, džiaugiamės jo pasiekimais ir iš tikrųjų labai tokia iškilminga šiandien ceremonija bus mūsų kultūros centre. Radviliškio miestui, tai aišku, pirmiausia, puikus įvertinimas ir tai vis tiek dar neturėjome iki to, tai turbūt jau būsime dar žymesnė nei esame. Aukso paukštė įteikė Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Išties šis kolektyvas, sakyčiau, vienas tokių ypatingų ir ypatingų reiškinių Radviliškio rajone. Labai gražiai dainuoja, labai gražiai šoka, pasakoja ir žmonės išsaugoja, tarsi tęsia tas tradicijas, kurios čia nepaprastai gilios, nepaprastai savitos. Visi puikiai prisimenam ir žinom Emiliją Brainskienę. Ji jau žiūri ko gero nuo to debesėlio, bet ji nepaprastai džiaugiasi, nes jos buvo didžiausias noras, kad folkloro ansamblis Aidija gautų Aukso paukštės apdovanojimą. Į visam kraštui ir kultūros žmonėms svarbų vakarą atvyko gausybė svečių, tarp kurių abejingų šiam folklorui nebuvo. Susirinkusieji negailėjo gražių žodžių bei palinkėjimų. Gyvuot dar ilgus metus. Gyvuot, džiaugtis, suprast tai, ką daro ir mėgautis tuo. Kolektyvui tai, kad neužmigtų turbūt ant laurų, aišku, sveikinimai, nuoširdžiausi linkėjimai, nesustoti ir dar klestėti, gyvuoti ir plėstis į ateitį daugelį dešimtmečių. Daug metų pažįstu šitą kolektyvą, labai gerbiu ir myliu vadovus ir aišku, Aidijai linkėčiau dar aidėti ir aidėti 100 metų. Prie nuoširdžių palinkėjimų prisidedame bei Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblį Aidija sveikiname su Aukso paukštės apdovanojimu. Gegužės 6-17 dienomis Kauno ir Šiaulių apylinkėse vyks karinių oro pajėgų pratybos Budrus Sakalas 2024 ir Astralinis riteris. Pratybose skirtingo pobūdžio gynybinės užduotis treniruosis vykdyti karinių oro pajėgų vadovybės štabo, aviacijos bazės, oro gynybos bataliono, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos bei ginkluotės ir technikos remonto depo kariai. Pratybų metu bus naudojama mokomoji garsinė ir dūminė imitacija, sprogstamosios mokomosios medžiagos. Šiomis dienomis bus padidėjęs transporto judėjimas, intensyvus karinių orlaivių ir NATO oro policija vykdančių naikintuvų judėjimas šviesių ir tamsių paros metu. Gegužės 9-11 dienomis Kauno apskrityje, gegužės 13-15 dienomis Šiauliuose kariniai orlaiviai žemame aukštyje vykdys užduotis. Kartu su karinių oro pajėgų kariais pratybose dalyvaus Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, oro navigacija, Lietuvos šaulių sąjunga, JAV karinių oro pajėgų 31
kovinis sparnas, JAV karinių oro pajėgų 20-asis atakos eskadronas, JAV jūrų pėstininkų oro kontrolės 24-asis eskadronas. Atkreipiamas dėmesys, kad tai pratybos ir pavojus gyventojams negresia. Prašoma supratingumo ir išlikti ramiems bei tęsti savo įprastą veiklą. Šiltųjų metų laiku viešosiose miesto erdvėse padaugėja prekybininkų, todėl savivaldybė paskelbė konkursą prekybos vietoms viešose miesto erdvėse. Plačiau apie tai komentare. Informuojame, kad Šiaulių miesto savivaldybės leidimo prekiauti teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo konkursų organizavimo komisija skelbia konkursus paviljonų įrengimui ir naudojimui prekybos paslaugų teikimo veiklai Centrinio parko teritorijoje, Prisikėlimo aikštės prieigų prie Tilžės gatvės teritorijoje bei Dainų tako teritorijoje. Tai apie Centrinį parką. Konkurso objektas būtų paviljono laikinoje prekybos paslaugų teikimo įrenginio įrengimas ir naudojimas viešojo maitinimo paslaugų veiklai su galimybė išplėsti paslaugų teikimo vietą įrengiant lauko kavinę. Paskirtis tai būtų viešojo maitinimo paslaugos su sezoninė prekyba alkoholiniais gėrimais, tai yra iki 15%. Veiklos terminas būtų 5 metai su galimybė pratęsti sutartį. Toliau Prisikėlimo aikštės prieigų prie Tilžės gatvės teritorijoje. Konkurso objektas būtų paviljono laikinoje prekybos paslaugų teikimo įrenginio įrengimas ir naudojimas prekybos paslaugų teikimo veiklai. Paskirtis tai būtų prekyba paslaugų teikimas, galima prekyba maisto produktais, ne maisto produktais, prekėmis, teikiamos kitos paslaugos, viešojo maitinimo paslaugos be prekybos alkoholiniais gėrimais. Sutartis taip pat 5 metams su galimybė pratęsti. Dainų tako teritorija siūlomas yra šiai dienai 3 vietos. Jeigu jos susilauks populiarumo ir bus poreikis, tai bus galimybė Dainų take ir dar 3 vietose skelbti konkursus. Tai čia šiuo atveju konkurso objektas būtų paviljono laikinoje prekybos paslaugų teikimo įrenginio įrengimas ir naudojimas. Tai galėtų būti viešojo maitinimo paslaugos, taip pat su galimybė išplėsti paslaugų teikimo vietą įrengiant ir lauko kavinę. Konkurso pagrindinis vertinimo kriterijus didžiausias pasiūlytas mokėti vietinės rinkliavos dydis. Tai dabar šiek tiek apie paraiškų teikimo terminus. Į visas minėtas teritorijas paraiškos priimamos iki gegužės 24 dienos 10 valandos. Paraiška ir visi kiti konkursiniai dokumentai teikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainės savitarnos platformą manošiauliai.lt. Teikiamos paraiškos privalo būti užšifruotos, naudojant slaptažodį, skelbimuose visos instrukcijos, kaip tai padaryti yra, nes paraiškos bus atveriamos nustatytų laiku, gegužės 24 dieną, 11 valandą. Tai daugiau informacijos yra Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje skelbimų skiltyje, taip pat visą informaciją teikia ekonomikos ir investicijų skyrius, tai tikrai esant poreikiu galima skambinti, rašyti, mielai atsakysime. Šiaulių miesto savivaldybės civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius civilinės saugos poskyris informuoja, kad šių metų gegužės 7 dieną antradienį nuo 9 iki 12 valandos perspėjimo sirenomis sistemos priežiūrą atliekanti įmonė planuoja atlikti techninių perspėjimo sirenomis sistemos priemonių patikrinimą. Rėkyvos seniūnijos teritorijoje įjungiant vieną elektroninio tono ir balso sireną neilgiau nei 10 sekundžių. Adresu Energetikų gatvė 7 Šiauliai. Atkreipiame dėmesį, kad patikrinimo metu pavojus gyventojams negresia. Todėl prašome visų supratingumo išlikti ramiems ir tęsti savo veiklą. Tarptautinė diena be dietų. Ir šio vakaro pašnekovas Edvardas Bliumas, Eurogym sporto klubo savininkas. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Tai iš tikrųjų labai įdomi diena ir kelianti daug klausimų ir iš karto norisi teirautis jūsų kaip sveikos gyvensenos specialisto einančių tuo keliu, kas visgi tos dietos ir ar jos tikrai reikalingos, kad mes būtumėm sveiki ir energingi? Aš manau, kad dietos tikrai nereikalingas. Dietos, jos atneša rezultatą, bet kokią dietą atneša rezultatą, bet tas rezultatas trumpalaikis.
Nes visą laiką ateina kompensacija, paskui kūnas gaunasi arba grįžta prie to paties, arba priauga netgi dar daugiau. Nes, taip, kūnas sukurtas, nori atgal viską grąžinti. Aš visgi linkęs sakyti, kad tiesiog reikia valgyti protingai, kažkiek galvoti, kaip mes žmonės visgi galvojam, kažką darant darbę galvojam, vairuojant galvojam, o atsisėdom prie stalo ir kaip ir pamirštam tą galvojimą, valgom, kas yra ant stalo ir viskas. Tiesiog truputį galvoti, kaip valgyti, kiek valgyti, gal atsižvelgti, kiek kalorijų per dieną visgi surinkam. O dieta visgi yra griežtumas, kažkoks ribojimas, nes visą gyvenimą nebūsim ant to, kad apriboti save yra tikrai sunku, mes visi žmonės paprasti. Tai pagrindiniai sveikos gyvensenos įpročiai, kokie galėtų būti, kokios jūsų pagrindinės rekomendacijos būtų? Leiskim savo viską, tiesiog apribokim, pagalvokim, kiek mes to suvalgom. Kad ir saldumynai, ne, žmonės būna, kad atsisakau saldumynų, taip yra gerai, aišku, rezultatas irgi bus, bet paskui vėlgi nutrunkam. Geriau leisti kažkokį saldų dalyką, ar piragiuką, ar tortuką, sausinuką kokią naminę, bet rytinėje dienos pusėje, ne link vakarą, nes žmonės dažniausiai būna iš ryto, ne per pietus, ne, o vakare grįžta, taip noriu, tą šaldytuvą atidarau, ten surelis koks padėtas. Leiskime savo, suvalgykime iš ryto, mes žinosime, kad vakare mes ramiau, tą vakaras tas praeis, o iš ryto vėl mes lauksim to ryto, vėl darysim tą surelį, paimsim ar dar kažką. Man ir tikriausiai mūsų žiūrovų įdomu jūsų pačio kelias. Kaip atsitiko taip, kad atradot save trenerio kelyje, sukūrėte verslą ir einate šiuo keliu? Gal galite šiek tiek papasakoti? Čia istorija tokia įdomi. Šiaip aš sportuoju šitame sporte, aš virš 30 metų, 33 metai atrodo. Kaip aš pradėjau rimčiau į tai žiūrėti, tiesiog atsitiko gyvenime taip, kad patyriau rimtą traumą, susilaužiau stuburą. Buvau paralyžiuotas, sėdėjau ir vežimėlyje. Ir po to mane išoperavo ir maždaug, sakyčiau, užtruko apie pusmetį, šiek tiek daugiau, kol aš atsistojau ant kojų vėl. Ir daktarai liepė jau sakyti, tiesiog pasakė, kad aš turiu sportuoti, jau turiu gyventi su to sportu. Ir vėlgi, kaip permastai visą savo gyvenimą ir jau pradėjau gal rimčiau į tai žiūrėti. Paskui mano treneris man pasiūlė tiesiog jam padėti kaip treneriu ir paskui vis daugiau ir taip įsivažiavo. Tiesiog aš jau turiu gyventi su sportu, mano gyvenimas jau neatsiejamas nuo sporto. Tai jūsų pavyzdys puikiai rodo, kad sveika gyvensena, fizinis aktyvumas išties keičia gyvenimą, ar ne? Turite Eurogym sporto klubą ir kaip manot, ko reikia šių dienų žmogui, kuris ateina ir pareiškia, noriu sportuoti, noriu gyventi sveikai, tai koks kelias kaip trenerio būtų prie šito žmogaus? Mano sporto klubas Eurogym, treneriai, kurie ten dirba, aš pats kaip ir noriu ir siekiu to, kad visgi būtų šilta aplinka, dėmesys, bendravimas kažkaip. Tiesiog, kad šiltas bendravimas būtų, kad žmonės nebūtų palikti be dėmesio visiškai, kaip gal sakyčiau, didžiuosiuose sporto klubuose, tinkluose. Ten pasimetė, ateina didelė erdvė ir pasimetė ir jautiesi, aš pats nueinu kartais tenai, jeigu būnu kitą miestą ir tiesiog toks jaučiu, kad niekam nereikalingas. Pas mane to nėra. Kaip aš sakau, antiek stengiuosi, kad būtų šilta atmosfera, kad jaukumas būtų, kad žmogus, jeigu netgi susirga ten ar mėnesį negali sportuoti, jis pro šalį važiuojant sustos, užeis kavos atsigerti ir pakalbėti. Tai tiesiog kažkaip norisi, kad būtų, akcentuoju, kad būtų tai. Vėlgi rezultatas irgi yra geresnis, kai žmonės vaikšta ne su programėlė, su papiriuku, o bendraudami su treneriu, pasitardami, kaip ką daryti. Pas mane taip yra sporto klube. O ką patartumėte tiems žmonėms, kurie dvejoja visgi rinktis sporto klubą, ar sportuoti individualiai, ar sportuoti savarankiškai? Daug baimių yra vyraujančių pas visus, tai galbūt galit padrąsinti, ar yra ko bijoti? Tikrai nėra ko bijoti, kaip aš sakau, būtent tuo aš noriu įsiskirti, kad mano sporto klubas įsiskirtų būtent to, kad žmogus gali ateiti bet kokios kūno kompleksijos, kad priimam visus ir noriai dirbam ir šiltai. Tuo labiau šiais laikais, kai yra visgi produktų, maisto produktų tokios pasiūlos ir žmonės, procentaliai daug žmonių nesusitvarko su savo kūnais. Tai būtent mano sporto klubas orientuojasi į paprastus žmonės, galbūt ne į tus varžybininkus, kur ruošiasi varžybom,
O paprasti žmonės, kurie nori sureguliuoti tą mitybą, susitvarkyti kažkiek savo kūną, tai vat būtent aš to ir orientuojuosi. Ačiū Jums, Edvardai, labai už pokalbį, už nuoširdų pokalbį, visus reikalingus patarimus man ir mūsų žiūrovams. Ačiū Jums. Jau ateinantį sekmadienį startuoja rinkimų maratonas, kai rinksime ne tik naująjį prezidentą, bet ir spręsime labai prieštaringą klausimą dėl dvigubos pilietybės. Pastaroji kelia nemažai klausimų. Vieni sako, kad tai padėtų išsaugoti Lietuvą ir neleistų lietuviams atitrūkti nuo tėvynės. Tuo tarpu oponentai teigia, kad taip tik vaikomas iliuzijų. Reikia ar ne Lietuvoje įteisinti dvigubą pilietybę? Laidoje Alfa taškas aiškinosi partijos Nacionalinis susivienijimas pirmininkas Vytautas Sinica ir Seimo narė Dalia Asanavičiūtė. Pone Sinica, tai nuo jūsų gal norėčiau pradėti, bet iš pradžių gal apskritai, iš kito galo pradėkime, ne nuo argumentų už ar prieš, o nuo formuluotės, nes čia labai daug dabar viešoje erdvėje buvo, kad žmonės skundžiasi tą formuluotę, kad jie nesupranta, apie ką kalba eina, kad jie nesupranta, kokį čia reikėtų jiem rinktis variantą ir panašiai ir panašiai. Tai aš tik tai ir žiūrovams dar pasakysiu, ta formuluotė yra kokia, yra klausima, ar pritarėte, kad būtų priimtas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimas įstatymas pakeisti 12 straipsnį ir jį išdėstyti taip. Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka. Konstitucinis įstatymas taip pat nustato Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo pagrindus ir tvarką. Jums kaip oponentui, šio referendumo ir pilietybės išsaugojimo oponentui, tokia formuluotė patinka, padės į jums? Aš manau, kad gerai suformulavot klausimą. Taip, oponentams jinai padės. Mano pirminis lūkestis, kai prasidėjo visos šitos diskusijos, gal daugiau negu prieš metus apie referendumą, tai buvo, kad vis tiek žmonės daugmaž susigaudys, kas už prieš ir jie turi principinę nuomonę, kas už, kas prieš ir netiek svarbu tą formuluotę. Bet dabar artėjant tai dienai ir vis daugiau žmonių pasigilinant tą klausimą, negali nematyti, akivaizdu, kad daug žmonių toj formuluotėje pasimeta, jiems nėra aišku, jie žino, ką jie iš principo norėtų palaikyti už ar prieš būti, bet kuris pasirinkimas lapelėje yra tas jiems ne visada aišku. Tai, aš visiškai suprantu iniciatorius, kurie pasirinko tokią formuluotę, pakankamai sudėtinga yra ir paprastai parašyti, ir aiškiai. Bet tai, kas dabar ten yra padaryta, aš viena vertus matau, kad patiems piliečiams balsuojant bus sudėtinga suprasti, kuris čia tas variantas lapelėje yra atitinkantis jų nuomonę, ir kita vertus jis užprogramuoja, ir čia gal aš pereinu prie kritikos, bet man atrodo, kad čia kaip tik ta vieta, šitas tekstas užprogramuoja tai, kad visas pilietybės suteikimo ir neteikimo klausimas nebe kaip išimtys, o kaip apskritai pilietybės teikimo tvarka atitenka Seimui. Jeigu iki šiol Seimas taip yra pilietybės įstatymas ir Seimas gali nustatinėti išimtis, ką iki šiol ir darė, tai po šito referendumo, jeigu jis pavyktų, nubalsuotų prieš ir sprendimas galiotų, Seimui atitektų visas pasirinkimų laukas, visas galimybės nustatinėti, kada kas gali gauti ar negali pilietybę. Tai šiandien mums aišku sako ir gerbiama Dalia, ir visi kiti šalininkai referendumo, kad yra konkretus sutarimas Seime dėl konkretaus projekto, bet mes negalime suprasti, kad šitas tekstas, dėl kurio balsuo žmonės, jis tiesiog atiduoda tą klausimą visiems būsimiems Seimams svarstyti, kaip tik nori. Ir nes šiandieną gyvenimas baigėsi. Antradienį visoje apskrityje vėl į dangų sugrįž saulė. Artimiausia naktis iš pirmadienio į antradienį numatoma gausi savo krituliais, visą naktį visoje apskrityje kris lietus. Termometrų stulpeliai nepakils aukščiau 6 laipsnių šilumos. Šiaurės rytų krypties vėjas bus gūsingas, jo greitis svyruos tarp 7–9 metrų per sekundę greičiu. Antradienio diena numatoma saulėta, tiesa netokia šilta kaip pastarosiomis dienomis. Visoje apskrityje oras sušils tik iki 10–11 laipsnių šilumos. Pastovios krypties šiaurės rytų vėjas sustiprės dar labiau ir jo greitis vietomis sieks net iki 12–13 metrų per sekundę. Kritulių antradienio dieną nenumatoma.